diena visiems, dėkoju, kad susirinkot, kaip visada. Šiandien turim darbotvarkėj 3 klausimus. Tai stebėsenų rodiklio aptarimas, pasidalinimas konferencijos medžiaga ir pavyzdinio tvarkos aprašo mokyklom pristatymas, kur irgi diskutavom ir Aušros, kas buvo praeitą posėdį. Tai ar turi dar kažkokių papildomų, ką pridėti, ar pritariam šitai darbotvarkei? Pradedam iš eilės, ar norit pirmą savo konferenciją? Gal iš pradžių. Tai Inga jums lentelę. Šią lentelę truputį papildžiau siektinom reikšmėm, tai yra tas, kurios mes buvom nusimatę plane 2024, kad tiesiog mes matytumėm palyginimą, ar pavyko pasiekti tuos rodiklius, ką susiplanavom. Tai žalia spalva pažymėjau praktiškai tas reikšmes, kurios arba lygios atitinka, kas susiplanuota, arba netgi viršyje. Rusva spalva, jeigu galim truputį žemiau, yra kelios sritys, kur truputį gal nepasiekta ir... Bet labai nedaug. Kur balta plane nebuvom įrašę, bet tik buvom įsirašę stebėsenos rodiklių tą sąrašiuką, kad ir tuos duomenis pastebėti. Iš tikrųjų labai daug žalios spalvos ir tai, kas dienos centrų skaičius, tai šiais pernai metais vienu sumažėjo, bet lankančių vaikų skaičius, unikalus dalyvių skaičius, išliko tas susiplanuotas. Tai čia 24. Ar čia buvo suplanuota, kad bus vienas dar, ar čia užsidarė tas, kuris buvo? Kažkaip sudarė. Gal aš tiesiog patikslinsiu, nes tiesiog rankau sakė, kad 5 metais mažėjo, tai va šitą rodiklį patikslinsiu. Tai vienas centro nebėra. Papilio Vabalninko, Medeikio, Pačiaraukštai yra šis. Paviršiai. Nebent paviršiai yra. Vabalninkai yra. Pačiaraukštai yra, Vabalninkai yra. 7. Tikriausiai. Gal galvojom, kad dar kur nors. Vilties šviesos skirti. O vilties šviesos Ai, dar daug kur buvom. O vyresniųjų nebėra, kaip ir. Dienos centras. Vadintas Albėra, dienos centras. Jūs galim patikslinti kitam posėdžiui pasakyti. Ne, nu kad turbūt. Dėl vieno. Ir dar žemė. Reidų nerūkymo zonas skaičius buvo pasiplanuota šiek tiek daugiau, kartą per mėnesį. Matom, kad buvo 6 kartai. Nustatytų pažeidimų skaičius planuose tai buvo svarstom, kad iki 2. Tai buvo 0, nenustatyta. Tų reidų tai per mokslo metus tai 10. Čia gal tas nerūkimo. Nerūkymo zonos mieste, kur nustatytos. Ir reidų jaunimui skirtus renginius skaičius buvo paplanuota 4, tai bet šiek tiek mažiau 3 buvo. Renginių mažiau. Per skaičių. Kaip renginių. Viršijame mažai yra. Ir viršijančių rodiklių, tai sakyčiau, Dar yra raudonų. ko gero gal ir nebėra. Tai gal toks trumpas, kai mes turėsim, sakykime, 5-6 metų, tai jau galėsim tarp metų lyginti, ar čia kažkaip išlaikomas tas pats skaičius, ar kažkas didėja, kažkas mažėja, tai galėtumėm ir tada kažkokį palyginimą daryti. Ir kadangi 1 metai tie rodikliai renkami, tai va tokia daugiau čia tai statistikai. Nebent gal Sandra iš policijos gal galėtų pakomentuoti, aš dėl nusižengimų ten 40 pažeidimų susijusių.
iš administracinių nusižengimų kodekso, tai neišrinkau pagal kokius ten tos straipsnis. Tai gal čia būtų įdomu, nes nusižengimų pažeidimų yra 75 ir kad pagal straipsnis, tai bet nepasieško, arba čia... Aha. Galbūt įdomu, kad pavyzdžiui... Mano reikia. Straipsnis. Mano +3. Statyta pažeidimų dėl nerūkymo zonoje, ne, čia būtent. 40, bet pažeidimas susijęs su neteisėtu. Jo, 71 yra narkotikai, 484 yra su alkoholiu, 85 taip pat. Ir 77, man atrodo, vaikų teisių. 78 pabūgiai. O ten su alkoholiu 309, teisingai? Ar ten ką reiškia 309? Brūkšnelis 309. Čia bendras skaičius yra apskritai, man atrodo, 4-8. Kai rašom, tai tikrai galiu pakomentuoti. Kaip jau daug. Neblaivių yra... Čia gali viskas viešoje vietoj su suaugusiais. Vien tik plaviniai pastovi. Jo, alkoholio viešuose vietose čia yra bendras per metus. Tai taip, tai viešuose vietose pažiūrėkit, kiek matomų žmonių, nebūtinai asmenų kiek yra, gali asmenų būti mažiau, pažeidimų pačių 484, tai čia virš 200, ne? Tai ta prasme yra pačių pažeidimų, asmenų bus mažiau, nes turim potencialių klientų. O čia jau mažesni tie skaičiai yra įskirta iki 18 metų ir nuo 18 iki 20. Nuo 16 iki 18, tada nuo 18 iki 20. O jei tai gali stebėti ir gerti, ar ne? Negalima. Ir dar toks komentaras, sakykime, irgi būtent šiemet, po plano patvirtinimo šiemet, mane rodiklių pasiderinimo, buvo daugiau toks duotas atkreiptas, gal sakykime, pareigūnų dėmesys ir į nerūkymo zonas. Tai va, šiemet turim keletą tų pažeidimų yra fiksuoti. Aišku, tikrai ne nuolatinis ten, tiesiog pravažiuojant, pasipastebint, kad būtent yra tos nerūkymo zonos, buvo aptarta, akcentuota daugiau, tai va kažkiek jų šiemet turėsim. O alkoholio vartojimo skaičiai, pas mumi visą dieną. Taip. Tiek ir to komentaro. O šiandien paten nepriklausomybės aišku, kaip vaikštas. Ir Ir jie tam namelį. Sėdi, jie tokie puikiai, žinai, bet taip pamato, kad atžygiuoja kažkas, kaip jau susidrovėja, nesimato jokių butelių. Negali sakyti, kad visi labai tokie, kaip sakot, viešoje erdvėje, tokių alkoholio vartojimo viešoje vietoje nemaitinimo, tai jie negali būti, ne? Bet yra tų tokių mandagių, kurie ten ir kokias kitokią tarą persipilnių visokių tų subtilybių. Žmonės ieško variantų, ne? Bet matas, kai išsigenda, jie, tai supranta. Vis tiek to atsakomybės. Taip. Ir va ten man labai prie to pačio, prie sporto mokyklos. Pernai man buvo vaizdas siaubingas ir man nedaėjo bartis, kai ten sėdėjo, rūkė ir gėrė. Bet dabar aš nesu užtikras. Irgi, kai pašnekam, paprastai, jeigu aptarėm kažkokią karštesnę vietą, žmonės pastebi, kai kurie, aišku, paskambina, nepaslaptis, tai paprastai akcentuojam pareigūnam, kad ten būrėmis ar vienoje ir kitoje vietoje. Kažkada buvo problematiška Dauguviečių parkas, bet dabar kažkaip nebelabai populiarus, yra daugiau mieste kitų vietų. Tai gražu vieta. Tai pagal taip jau visų nesukontroliuojam, bet kažkokį dėmesį parodys stengiamės, kad būtų jaukiau. Tai dar patrukdysiu, čia tas, kur vaikšto toks apijoninis berniukas. Būdavo čia prie Ikiuko, dabar tenai daugiau Lenono aikštėje. Vaikšto. Berniukas ar toks paprastas? Bet už man jau nesuk 20 metų. Berniukas. Toks, Žis tam santainėjai, jis neturi darbą. Ne, jis gyvena gyvenimą tokį. Bet jis namus turi. Mokslas dar mačiau, jūs pas jūs daug visai buvo šitų šiandien, iš 42 ar 3 nemažai konsultacijų nuo priklausomybė. Čia didesnis poreikis išauga ir būdavo apie 50 ar tiesiog dabar taip gavos, kad daugiau viršio. Poreikis iš tikrųjų, socialiniai darbuotojai puikiai dirba,
ir sakykime, daugiausiai nukreipiama gal yra iš tos srities. Tų savanorių tokių yra mažiau, kurie patys savanoriškai paskambina ir nori pasikonsultuoti. Yra artimųjų, kurie nori pasikonsultuoti dėl artimojo vartojančio alkoholį. Tai va, ir tas poreikis auga vis kiekvienais metais, sakykime, truputėlį. Ne po truputį, stipriai. Kad šitą pavyzdį ir socialinių darbuotojų. Čia, žinai, tokios privalomos programos jau, jeigu kažką padaro, nedaro. Net ir Bet jau geriau, jie ateina į konsultacijas, reiškia jau kažkas priverstinai ieško pagalbos arba patys ieško pagalbos. padėjo man stebint savo kaimynus, tie įstatymai dėl galimo vaikų paėmimo. Labai sumažino veiksmybių mano kaimynamėje gatvėje, labai pastebimų, nes vis tiek Nu, turbūt tas klaidos dalykai yra, jeigu ten kažkam padeda, kažkokius rezultatais yra, gal kaimynui pasipasakoja, kitam parekomenduoja, nu, taip pat. Ir visi visą laiką vertinam smurtą artimoje aplinkoje. Jo turi būti daug ar mažai, statistiškai. daug. Nes jeigu daug, tai turbūt gal tiki žmonės, ne, pasitikė tą tvarką, sakykime, tom galimybėm, kreipiasi, neslėpia ir taip, tai gal gerai. O paskui sako, kodėl bižų daug. Tai toks niuansėlis atsiranda visą laiką. Statistiko, jeigu žiūrintį skaičių, taip, ne? Nes yra betarpiškai pas mus, pavyzdžiui, augimas. Pasitikė, aš vėlgi stebėtojo pozicijos, žinant, babos stebi pro langą. Ar nenori? Taigi jie ten tik kiek bus reikia už to policiją ir jis patys išsikviečia tik tai konfliktų. Nes yra labai tokių dabar niuansų, aišku, nukrypam, aš atsiprašau, kad yra tas galimybė užbėgti už akių, kol dar neįvyko tas smurtas, bet ta tokia palikta teisinė galimybė šiaip. Žmonės naudoja ir tų pranešimų iš esmės skaičius didėja. Bet gal turi mažiau pasekmių, tokių tragiškesnių, liūdnesnių. Va čia irgi aš galvoju, kad jeigu kažkas pabandė, tai ką? Nėra labai blogai, kad jų daugėja tų konsultacijų. Problemą vis tiek žinom ir matom, kiek yra alkoholį vartojančių ir, sakykime, kad daugiau konsultuojas, tai čia gerai. Taip. Tiek, kad jau... Aišku. Aš dar atkreipiau dėmesį, kad licenzijų savivaldybė išdavus 15. Jo, man kažkaip atrodo, kad ankstesniais metais nepasitikrino, bet man, kad buvo žymiai mažiau, ar ne per pusę. Tai labai įdomu tas augimas toks, kad šiemet tiek daug. Licenzijų. Tai gal žiūrėk, kad Robertas vietoje, Gal Alkoholis. Ai, dabar atsidarė gal. Mes plane kaip ir nebuvom nusimatę, bet šitas rodiklis įtrauktas. Tai dabar toj pizzerijoj duos gerti? aš kaip ir nebuvau. Aš Pašnarus nežinau. Pašnarus, dabar Vakliai duos. Duot papaklį. vakar nežinau. Nu, tai bent alas, tai tikrai. Ir pašnarus alus tikrai nėra. Nu, tai va. Ir karšto vyno. Nu, tai aš Aš sakau. galvoju, kad aš vynas. Yra karšto Ne, vyno. tai va. Tai Jau vien tai. Agaro visoto tvaras. Taip, agaro. Jau vien tai. Gali kokias nutilėlų. Ir čia blogai, nu. mes tam rūkymo ir rūkymo zonom kažką sakėm, rekomenduosim ar ne, ar man Vaidenas to ženklus. Tai yra, tai aš Pamačiau, tai iš juos dabar visada ir matai. Kol nebuvau pamačius, tai Atrodo, kad jų nėra. o dabar aš juos kai pamačiau, tai kiekvieną kartą, kai einu, aš juos ir matau. Bet bažnyčios tai nėra nuo pilies. Nuo pilies yra čia, nu prie Vytauto gatvės pusės čia. O nuo ten ateinant nėra. Ir ten atseit, ten ir nėra, kaip ta gatvė Radvilų gatvė. Ten nėra. Bet ten yra.
Ir nuo sporto mokyklos, jeigu ateini čia, nuo bažnyčios kampo irgi nėra daug. Yra čia, nuo Vytauto. Nuo Vytauto tai taip, čia ir šienos iš kitos Nuo pusės. Vytauto ir Janonio, ir paskui yra nuo Basanavičiaus. Kaip važiuoju nuo Vėjo gatvės ir man. Ir vat plane mes esam nusimatę, kad bent jau kartą per metus atnaujinti tą informaciją ir paskelbti, kad yra tas nerūpimo zonas, kad žmonės vis atkreip dėmesį. Tai ir šiemet buvo atnaujintas straipsnelis. Tai va tiesiog, kad neužmirštų, kad atkreiptų dėmesį. Kad... Aš dabar tikrai dažnai pasimenu. Vis tiek kasdien, kas antrą dieną, kas antrą. Nu tikrai nerūp. Nieko čia ne. Gal pasitaiko, bet... Gal nemanau. Tai galim pereiti prie patirties merginų, kur buvo konferencijoje. Justina važiavome. Taip, mes su Justina buvom konferencijoje balandžio 17 dieną narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotas. Tai informacija konferencijos yra narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tinklalapyje, yra ir vaizdo ir garso įrašas ir įdėtas skaidrės. Tai buvo pristatyta ir tokia kaip praktinė informacija, tai yra kaip kai kuriuose mokyklose patys jaunuoliai ko tikėtųsi, kas jiems atrodo, kad veiktų, kad būtų mažinama tiek psichoaktyviųjų medžiagų, tiek kitų žalingų veiksnių įtaka mokyklose. Tiek ir tokia kaip teorinė medžiaga, tai iš mokslininko. Tai pristatysiu šiek tiek mokykla be žalingų įpročių, misija įmanoma. Toks buvo kaip konkursas, tai pristatė Kauno Varpo gimnazija siūlymus tokius, tai kad galėtų būti mokyklose anoniminės dėžutės su bedūmiais inhaliatoriais. Tai yra, kad sukurtos anoniminės dėžutės, kurioje būtų bedūmiai inhaliatoriai ir šie prietaisai veiktų kaip natūralaus pakaitalas neturintis nikotino, dūmų ar elektros. Tokia kaip alternatyva. Dar vienas siūlymas. Tai dūmų detektoriai tualetuose, tai tai detektoriai gal aišku, jau tiesiog, kad dūmus pajutus žinutė būtų siunčiama administracijai mokyklos ir trūkumas, tai kad baudimo kultūra tokia kaip skatina ir kainų. Dar vienas siūlymas, taip pat tyriminiai seminarai. Nebaudimo kultūra. Auklėjimas. Tai jie matai viską. Taip, čia vaikų, jaunimo tokios idėjos tas konkursas. Nes tas pats kaip ir patyriminius seminarus. Atvirkščiai yra kaip ir, nes nenurodoma, kad neturėtumėm vadovautis kvietimu tiesiog vartojančių psichoaktyviąsias medžiagas, tačiau jaunimui atrodo, kad tokie susitikimai paliestų, įkvėptų, kurtų ryšį ir kad būtų tokie pozityvus. Taip pat buvo pristatytas filmas Murmančios širdis, tai ten irgi atrodo tokia kasdienybė žmonių bendruomenės, tų, kur jau vartoja alkoholį ir jaunuolio. Tai čia tokia idėja gal irgi vieną kartą filmas buvo rodomas smurto artimoje aplinkoje tema, tai galima būti pasidomėti pačiu filmu, ar verta, ar suorganizuoti. Taip pat, ką pristatė ta mokykla, tai modelis rūkymo poveikiui demonstruoti, tai buteliukas su šiaudeliu, ar ne, demonstruojamas plaučiai ir burna. Ir tada paimamas metodis kelias, cigaretės, tekstukai, sukrapštukai, ir parodoma, ar ne, kaip turinys atrodo plaučių. Tai čia irgi tokia, idėja galėtų būti. Kaip baudžiant? Ne, aišku. Čia nebaudinimas, čia yra. Kaip nebaudinimas? Čia informacijos eksperimentas. Tai trukai plaučiai žali, tai turbaugin, kad pajuoduoja. Žinokit, informacijos trūksta. Aš jau iš vieno jaunuolio neseniai girdėjau, atėjo nukvepinti cigaretėm. Ir aš sakau, smirda nuo tave cigaretėm. Sako, jo, žinau, jos smirda, bet sako, bet jos yra sveikiau negu veikas.
čia blogesnis. Ai, geresnė. Dėl to, kad mes, taip, paprastos cigaretės, nes jau ant dėl to, kad jau ant tiek varoma, kad veipai yra blogai, kad jis jau dabar įsivaizduoja, kad jau geriau tada cigaretės rūkys. Bet tai čia dėl to, Dar pristatė Pabradės Ryto gimnazija irgi tokius siūlymus, kaip įsivaizduoja tai kūrybinės dirbtuvės ir projektai. Tai pavyzdžiui, kad mokyklose galėtų kurti tokius kaip filmukus, kalbinant specialistus, pavyzdžiui, arba plakatus kurti, komiksus kurti, tokias kaip gal konkursas net galėtų koks būti. Taip pat pasiūlė virtualios realybės patirtį, sukurti virtualios realybės programą ir tiesiog, kad galėtų jaunimas pažiūrėti, kaip atrodo ateitis vartojant ar ne ir nevartojant, tarkim, medžiagų psichoaktyviųjų. Taip pat pasiūlė žaidimų elementų taikymą, gamifikaciją, tai taškų sistema, ar ne, kai renkami taškai, pavyzdžiui, pasirinkus sveikus pietus ar gerą miego režimą gaunami tam tikri taškai ir taip tiesiog žaidžia, konkuruoja. Taip pat pasiūlė sveikatingumo festivalį, tai kuriame būtų ir sporto varžybos, sveikų receptų konkursas, sveikos mitybos, tas kaip kulinarinis šou. Dar vienas pasiūlymas tai viešųjų asmenų, influencerių paskaitos, kur dalintųsi asmeninėmis istorijomis, kaip pavyko atsispirti psichoaktyviosiom medžiagom, ar kaip tik apie žalingus įpročius, kad būtų kalbama. Ir kūno ir proto iššūkiai, tai fizinės veiklos iššūkiai arba psichinės sveikatos iššūkiai, ten kasdien meditacija, 10 minučių ir panašiai. Tokie jaunuolių siūlymai, tai tos skaidrės yra pateiktas. Taip pat buvo pasidalinta Vilniaus sėkmės istorija, tai Vilniaus miestas taiko islandiškai prevencijos modelį, tai socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos ministerija pasidalino informaciją, kad numatoma, kad 12 savivaldybių bent jau išbandytų islandišką prevencijos modelį. Modelis vadovaujasi tą idėją, kad kriminologinė tokia teorija, kad vaikas socialinės aplinkos produktas, tad reikalinga dirbti ne pačiu vaiku, su aplinka, tai įtraukti bendruomenę, tėvus, tarkim, įgyvendina tokią socialinę kampaniją, kuri vadinasi, ar tavo tėvai yra dileriai, tai yra nukreipta į tėvus, kurie vaikams nuperka tas elektroninės cigaretes, jau patys vaikai kažkaip kvestionuotų, ar tai gerai, svarbus yra ir tėvų kalbėjimas su vaikais. Pas mus gal šiek tiek kita problema iš Vilniaus miesto perspektyvos, tai čia ne tai, kad auklės augina vaikus, o ne tėvai ir neskiria pakankamai laiko. Tai toks tas modelis irgi galima pažiūrėti skaidres, jeigu sudomina ar kabina, toliau socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos ministerija pristatė pažangos priemonę nacionalinės, tai yra psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos kokybės ir veiksmingumo didinimas savivaldybėse. Tai iki 26 metų, kad 12 savivaldybių, kaip minėjau, būtent būtų diegtų tas integruotos prevencijos modelius. Tai čia vienas iš jų būtų islandiškasis modelis. Kita priemonė tokia psichoaktyvių medžiagų ankstyvosios intervencijos programų įvairovės didinimas, taip pat psichoaktyvių medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių taikymas jaunimo pasilinksminimo vietose ir nacionalinės metimo rūkyti telefoninės linijos įsteigimas. Tai jau yra, tai tiesiog tai ir vyksta. Taip pat patobulinti tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ženklinimą, nurodant ant šių gaminių pakuočių informaciją apie nacionalinę metimo rūkyti pagalbos telefoninę liniją. Taip pat linijos nurodymas mažmeninės prekybos vietose ir plėtoti metimo rūkyti pagalbos paslaugas. Dar buvo pristatyta informacija, kuri ir per elektroninį dienyną išsiųsta visiems tėvams, tai informacija apie kodėl vaikai pradeda vartoti ir riziką, apsauginius veiksmus,
visas toks informacinis leidinys, gal tikslinė grupė vaikai, paaugliai ir jų aplinka. Tokia. Toliau tokios teorijos buvo pristatytos, kaip ir minėjau, kad kaip iš blaivybės diskurso pereita prie ligos diskurso, o dabar yra toks rizikos ir žalos mažinimo diskursas šiais laikais, čia nuo 1998 iki dabar pristatyta yra apie žalojančias vaikystės patirtis, tai kaip tai daro įtaką asmenybei vaikui užaugus. Pastebėta, jog alkoholio politikos poveikis yra labai susijęs su sveikata, pavyzdžiui, nuo 2018 metų, kuomet alkoholio pardavimo laikas buvo apribotas išsinešimai sekmadieniais, sumažėjo vyrų mirtingumas nuo išorinių priežasčių sekmadieniais būtent ir mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų pirmadieniais. Tai tokia irgi tiesiog statistinis pagrįstumas toks atsiranda. Taip, tai dar gal galiausiai apie prevenciją dar. Tai irgi, kad taikyti universaliąją prevenciją 80-85% nukreipta į tokią dydžio grupę, atrankinė tai 50% ir tikslinė yra prevencija. Ir dar galiausiai buvo pastebėta irgi, kad apskritai mokiniai mokyklose blogai jaučiasi. Nes čia iš ESPAD tyrimo irgi išryškėjo, kad pavyzdžiui atsakė į teiginį sunku atrasti jėgų ką nors veikti 1/4 visų mokinių arba jaudinuosi dėl situacijų, kuriuose galiu supanikuoti ir apsikvailinti, taip pat ten 34% jautėsi psichologiškai ištekę, 30%, kad ta pati psichinė sveikata tokia labai silpna, tai tada ir gaunas, kad vaikai jaunuoliai pažeidžiami ir tokiom pagundom sunku atsispirti, kaip psichoaktyviosios medžiagos. Tai tiek galbūt, tai nebent Justina, ką nors norėtų, kokie įspūdžiai. Kad išsamei labai iš tikrųjų papasakoji, ką mes ten girdėjom ir klausėm visą dieną, įdomu, pranešimai buvo daug statistikos, daug tokio vizualaus parodymo, kaip ten keitėsi viskas, kaip čia politiniai, sakykime, tie dalykai turi įtakos tai sveikatai, vartojimui ir visą kitą. Tai kas tikrai taip įstrigo, tai kad vaikai patys labai nori tų pavyzdžių, kurie yra jau vartoja, bet nebevartoja dabar, tai va jiem labai tas aktualu būtų ir vaikai sako, kodėl jūs neklausot, ko mes norim, ar jūs sugalvojat patys, ko mums reikia. Žodžiu, tai va jie taip pristatė gan taip įdomiai, ten va visko prisakė, kas jiem atrodo, kad būtų jam veiksminga. Tai va, tai tokie įspūdžiai, ką mes galėtume panaudoti. Vėlgi, nežinau, galim spręsti. Pagal mane tai daug ką jau ir daro, aš nemanau, kad mokyklos pas mus tai, ką mes čia girdėjom iš esmės, tai ir yra daroma. Tik tiek, ką mes čia galim kažkokiu ypatingu. Tai va ta prevencija dar vėlgi buvo atkreiptas dėmesys, kad jau jiem visiems yra atsibodę tos pasakos, pasakojimai, jie nori to aktyvių, tokių kažkokių užsiėmimų, tokių visokių gal fizinio aktyvumo, per tai, kad nebesai, ta prasme, kad nebepasakot, jie nebesakyt, kaip čia kenkia, tik čia negersi. Tos paskaitos profesionalų gal, nes tos istorijos tai atvirkščiai. Istorijos taip, įdomu būtų labai, o jau tos paskaitos specialistų tai taip pat. O tas 12 savivaldybių čia bus valstybės finansuotas valstybė, ne? Šitą nedetalizavo, kol kas kaip, bet manau, kad informuos. Jeigu jas pilotis, tai taip, bet kokios lėšos bus skiriamos. Tai jūs pačius norėjau, ar kažkas pasirenko jas? Vilniaus miestas tai išsakesnės apie tą modelį. Aš kaip pamenu kažkurio konferencijoje ar mokymuose, kaip tik kažkaip skeptiškai žiūrėjo tą Islandijos modelį, bet aš nežinau, dabar nepamenu kodėl. Čia buvo gal irgi saviveiksmis. Tik tai dešinė gal vienos tiesos, tada prieinant prie tų, kur neigiam, ir čia, ta prasme, pasiklynimas visiškai. Tikrųjų, tai kova, kuri
pasmerkta pralaimėjimui šiaip jau. Jeigu kalbėti apie narkotikų, pačiai prasme, tai tikrai, bet kiek mažinti ir kad nauji Vis tiek tu už kažkokią nepatogų vartojimą, kažkaip, ta prasme, mes negalime išlaisvėti. Ir toks, ne, bet aš sakau, čia yra štai tos priemonės, ir vienai bando, ar kitaip, ir panašiai. Man atrodo. Dabar jos tos priemonės turi daug interpretacijų ir vieni taip daro, kiti taip daro, matai. Staiga nieks nežino, kas veikia. Ir buvo išviesnis, sakykime, atgal, ta prasme, kad tai yra tiesa, sakykime, su kuria einam, su žinia kažkokia, ne? Tai mokyklos, tai bendruomenės ir taip toliau. O dabar tokia labai daug interpretacijos. Tai iš vis labai keista, kad ir ta psichinė mokinių sveikata, nors ir saugusi tą patį akcentuoja, bet dabar iki mokyklą visur ten tie sensoriniai kažkiek kambariai, kad tik jau geriau, bet viskas blogėja. Vis tiek, jie taip. Sako. Man kažkaip labai Aplinka visa valstybėje, šitai yra bloga dar. Daugiau apie tai yra kalbama, daugiau viešinama, daugiau gal išreiškia pas savo emocijas, o anksčiau gal taip mažiau būdavo, tai ir dar ir atrodo. Ir daugėja. Mes labai turim daug tokių dalykų šalia, kurie, sakykime, ir motyvuoja, ir pagelbėja ir taip toliau. Bet jaunimas iš tikrųjų, jaunimas turi mokyklinis mintyje, ne? Ateina tas laikas egzaminų, atsiskaitimų ir dabar ypatingai nuo pat 9 ar nuo 10. Žinau tikrai, kad 11-12, ne? Labai tokia interpretacija buvo, vizualizacija tiksliau paveikslėlis, kur žuvis, beždžionė ir dramblys, o užduotis visiems įlipti medžius. Bet ateina tas laikas ir iš tikrųjų ta psichika, aš manau, vis... Ir aš tai paauglystė, kuriam čia buvo linksma. Reikia, jeigu tik sunku, bet atsiminti, kada tai buvo, bet tai apskritai ir tas kūnas keičiasi ir viskas, tai yra sunkus laikas mokykla. Kad tai yra sunkiausias žmogaus etapas. Ir plius dar. Va tada susidaro tas įspūdis, tu išeini subręsti. Aš sakau, kai aš galvoju, tai, kad tu žiūri į mokyklą ir į mokytoją, to meto paauglio akimis. Ir man kaip mokytojai buvo keista, kad labai daug vaikų labai sušviesta prisimena mokyklą, kai jiems ten buvo smagu, nes man asmeniškai tai nebuvo. Tai va, tai... Dėl to, kad yra moksliškai taip pat įrodyta, kad patyrimai, kuriuos jau turėjote paauglystėje, geri, tu juos jauti stipriau. Tai pavyzdžiui, gerus, tu jautėjai ten belė kiek stipriau negu iš tikrųjų buvo, blogus ir jautėjai, bet, Bet ne, pavyzdžiui, jeigu dabar jau nuvažiuojam visiškai į šoną, bet jeigu, pavyzdžiui, mano tą asmeninę patirtį paauglystės ir mokyklinius metus, tai man nebuvo, ir man keista, iš tikrųjų nuoširdžiai buvo kaip mokytoja, labai smagu ir labai keista, kad labai daug vaikų, patirtis, jiems tą mokyklą prisimena su džiaugsmu mokyklinius metus. Tai man atrodo, kad čia paauglystė visi prieštarauja. Bet gali būti psichologinė situacija nekokia. Ir va, kaip sakė Laura, jo, kad daug dėmesio skiriam, kas anksčiau prižadėjo. Tai Tai gilinamės ir to labiau, kad, sakykime, mūsų jau tie 10-okai, 12-okai, jie jau pajėgus išreikšti, būti pastebėtais, pasakyti savo nuomonę ir taip toliau. Kas, sakykime, 30 metų atgal, net daugiau gal būti. Turbūt neformatas turbūt. Ir nieks į tai nesigilina, bet tai gilina. Niekas neklausta, taip tu gali kalbėti, ką nori, bet turi daryti. Reikšdavosti. Kaip reikštų. Bet tiesiog tai neturėjo jokio padarinimo. Gal ten prie tą pačią gali nuo pereiti prie tą trečią klausimą, man atrodo. Tas pavyzdinis apčiaudė. Bet jūs tie mokyklos ar kur nors irgi kažkokiu būdu perteiksite. Pasakėt, kur buvo dabar šitą konferenciją, čia jūs dabar išgirdot, mums pasakėm ir tuo baigsit. Ar bus tiek patirtim dalykas? Taip, per mano dienyną buvo tokia informaciniai videofilmai, tačiau tai bus jau dalykas. Tai svarbiausia. Tuos, kurie šitie dirbatys, dar veikia.
Dar tik šiek tiek irgi replika. Dėl islandiško modelio tai irgi buvo pastebėta, kad tarkim islandiškame modelyje sportui didelis dėmesys yra, bet pastebėta irgi tyrimais, kad nėra tokios koreliacijos, kad tuo daugiau sporto uždėlimų, tuo geresnė. Kažkaip labiau apie užimtumą vaiko. Tai ko. Tai gal Nu, toks. ir kaip bebūtų, mūsų kultūroje yra labai dar daug jaunuolių nemato to pavyzdžio, kaip galima atsipalaiduoti be alkoholio, kaip galima atšvęsti be alkoholio. Prieš 60 metų nelabai ten. Nu, tai ir yra apie tą užimtumą ir parodymą, kad čia galima ir be visų šitų dalykų. Bet vis tiek, palyginus, tai vis tiek jau dabar, nors turi jie tą pavyzdį, jau mažiau, vien tą šventę mėgta, tai mažiau kenkia. Čia daug matau. Mažiau, Ne, gal tų tokių varžybas, mes ne į draudimą, aš visą laiką kažkaip orientuota buvau gyvenime. pasaulis geria. Yra tas produktas, su juo reikia gyventi, ne, su ribas, ta prasme, apie ribas. Ir galbūt ir tas šalutinė priemonė, tas baudimas, ne, bet ne baudime esmė. Suvartojimo kiekį yra jų esmė. Nes tas produktas yra perkamas šalia batono, kitoj pusėje. Kaip tokiam parduotuvės. Kai atsirado žmogus, atsirado alkoholis, būkim vieni nebeteisingų. Taip, ir visam pasaulyje įrašytas oktoberfest. Jis nėra už kažkokius stovėti 5 metų ar 15 vaiką, parduotuvėje praeini pro tą lentyną truopai, nes norma, vis tiek tu pastebi, ne? Tai, ta prasme, tai čia yra auklėjimo ir ugdymo dalykai, kur... Vartojimo kultūra pagal mane yra jau pasikeitus. Nebėra honoras, turbūt kiek atsirėmėm, kiek pagalį. Ne. Gal pas mus tarp jaunų labai jaučiasi dabar tie nes pas mus dabar kaip jaunesnių pradėjo eiti. Ir tai dabar tie vyresnieji viena karta paleidinėjama, kurie jau ten iš 18, 17, 19, tai dar biški yra to. Dar yra tokio, kad... Gerai, pagalvom, atsipalaidavim. Ateiti pasikalbėti, čia geras buvo valis, dar yra to, bet tų jaunesnių, tai tie patys reikai matosi, kad jau, kad ne, tai čia nenori, nereikia, ir kad jau kur seniau būdavo paklausti, kiek tavo klausdavai, kiek klasiokų neveipina ir būdavo labai matas skaičius, dabar jau yra biškiaus tais jaunesniais, o kiek jūsų veipina? Mažesnė, jau mažiau tų visų, bet aišku, vaikas klausimas, ar jie ir liks tame kelyje, ar jie nueisi. Antram kurse mano grupė rūkė visi. Dabar, kurie gyvi, reikia už tų 20, rūka kokie 5. Tai taip, kad natūraliai. Gyvė likę. Tai jau. Tu tarp kurio tarpo? Tu tarp kurio? Aš taip tu Jūs jau galėtumėt dabar gerai patirtį pasidalinti jaunimo tarpe. Ne. Kaip? Aš esu labai blogas pavyzdys, kaip bežiūrėtum. Kaip bežiūrėtum, tai yra netinka. Nes vis dar sakė. Ir dar retkarčiais, taip sakant, kita vertus, jeigu man galima, ir jeigu išgyvenau tiek metų, o kodėl aš negaliu to daryti, tai aš jau čia, kurgi jau neįmanoma senatį, amžiaus. Ir objektyviai, o vaikų požiūrį tai šis siaubas. Tai jeigu žiūrėk, dar paeina, tai ko? Tai yra šiandien geras. Ne visą transliaciją. Ne, aš netiesiogiai, bet gal net ir neviešinčiau. Tai kad visi žino. Pasą nenaudoti savo kitiem. Vaikai kaip atrado, kaip yra, taip yra, bet tai nieko gero, bet sakau, tai yra labai dvigubai, kaip sako, čia buvo nerūpimo diena, žurnalistai pasidalinti, tai aš ir sakau, ir taip blogai. Viena vertus visuomenės požiūris, kaip taip galima, kita vertus, jeigu rinai, tai reiškia mes labiau galim. Va tai yra, kiek čia, labai subtilu. Tai gerai, gal tą aprašą pažiūrim dar. Dabar, kaip žinoti, apie aprašą,
Aš prieš tai atsiprašau, ar jie jau yra kažkokie, jie jau mokyklose kažkokios tvarkos yra? Pačios mokyklos yra Savo turi pasitvirtinti, bet ne pagal. Bet šitas pavyzdinis jis taip pat nėra patvirtintas ir dar nepatvirtintas. Tik mes gavom narkotikų kontrolės departamento raštą, kur lyg ir rekomenduoja, kad gal savivaldybės, susiderins tarp mokyklų kažką bendro. Bet aš manau, kad gal skubėti nereikia, kol viskas nesuderinta ir galutinio varianto nėra. Ar bus tas variantas? Žadėjo greitai ir skubiai, bet aš mačiau, Žadėjo. internete buvo diskusija, tam aukštesniam lygiai, kai netgi tarp teisės aktų yra dar nesuderinta, daug pastabų ir tikriausiai užstrigo. Nors žadėjo, kad čia jau viskas jau pabaiga, jau bus patvirtinta, bet tikriausiai yra sudėtingiau. Bet kažkodėl narkotikų kontrolės departamentas tokia rekomendacija, bet gal galėtumėm tą raštą atsidaryti, kad jis rekomenduoja. Bet kaip tu sakei, rugsėjo, kaip sakoma, rugsėjo. Čia buvo taip rašoma, kad nuo rugsėjo 1 turės jau visi pasitvirtinti tas tvarkas pagal naujas rekomendacijas. Bet vėlgi čia rekomendacijos yra ir viena mokykla gali biškį savai pasisukti. Pagal šitą pasitvirtintų mokyklą savo. Nors vadovam jau mes anksčiau jau sakė esam, kad įsirašytų, nors dabar į naujas sutartis sudaromas, kad galėtų mokyklos tikrinti, sakykime, ketvirtas punktas yra, kad neprieštarautų ten visam kitiem. Ir tada jau pagal tą punktą, jeigu dar taip pat, mums sako, mes negalima, ten ar nenorim, ar vėl kas, bet jeigu yra sutarty įrašyta, tai va tas jau sakykime, o šitoj pačioj tvarkoj truputį buvo pasigesta, kad ten, kur mokyklos svarsto mokyklos turto gerovės komisijai ir paskui tada ten jau perduota į savivaldybės VDK, tai nėra užakcentuota, kiek aš skaičiau, gal nelabai atidžiai, bet ten ir komentaras to vietoj kažkur buvo, kad sprendžia savivaldybės TBK ir tenai koordinatorius ir taip toliau, bet va taip, kad būtų konkrečiai, kad ten mokykloje 2 kartus pasvarstė tuo atveju, kad vaikas ten ar vartojo, ar ten buvo mokyklai svarstyti ar teikti pagalbą ir jau kažkada tai dėl tų priežasčių, ar ten siūlo jam teikti koordinuotas priemonės, ar ten kitokią pagalbą, bet šito kažkaip nėra. Ten pabaigoje kažkur. Kažkur ten reikia Yra 14. eiga, kaip reikia elgtis. Gal šitie esminiai dalykai, kad dėl daiktų tikrinimo, bet kaip Arjonas sakė, esminiai, kad sutartis turi būti, o jeigu nėra sutarties, rekomenduoja atskirus susitarimus. Jo, pasirašyti tokį atskirą rašytinį sutikimą. Tėvų, kad būtų, bet tai negi tu atsitiko atvejs ir tau jau tada imsi iš tėvų tą sutikimą. Dabar jie kartais gali tikrinti daiktą. Nu, iš tikrųjų. Yra kažkur įrašyti? Yra. Taip, yra teisės aktai. Jeigu įtarimas yra ne taip, kad visus ten tikrinti, bet jeigu 2 asmenys ar ten 3 asmenys, kad būtų ne vienas asmuo, 2 ar ten 3 ir sakyti. Tai čia turėtų vis tiek, kaip jeigu savivaldybės vieną tą formą sutarties, sakykime, mokyklo, ar čia individualiai kiekvienas, sakykime, Ušo, Kaštonai ir Saulė. Nu, čia nėra, kad savivaldybė gali naudotis tą bendrą mokyklos, pagal tą bendrą tiesiog naudojasi šitą bendrą ir savo nedaro, arba kad įpareigot savivaldybę visom mokyklom padaryti, šito nėra užfiksuota taip. Tiesiog, kad naudojasi tą tvarką, arba mokyklos pasirengia, kad savo pagal tą, bet ir kitaip. Bet jau tada pasilieka interpretacija, ir viena mokykla turi tą sutikimą, kita neturi. Viena sutartis, nes sutartis yra, tai tokia vis tiek, manau, svaresnis reikalas, ta prasme, kai tėvai pasirašo, ir jie atsakingiau žiūri, negu kažkur ten ant balto lapo mano sutikimas toks, kažkada už kažką. Leis fotografuoti vaikus ar leis, tai sutartyje juk yra. Taip. Mokyklos, jeigu ten teim, aš nežinau, čia taip mamai gal. Yra sutartys, nebent gali nesutikti.
Ne, nu tai čia irgi tas pats irgi paliks. Dabar turėčiau įsirašyti, taip ir tas fotografavimas buvo anksčiau neįrašytas, tai rašė papildomos tokios taip. Buvo, kad prieš renginį. Prieš renginį, seniai tokie sutikimai, kad paskui jeigu ten dabar viešuose renginiuose, olimpiadų ir kažkur tave fotografuoja, tu atstovauji mokyklą, kaip ir yra leidžiama. Bet čia visur ten su duomenų apsauga labai slidus reikalas. O kaip jums šitos tvarkos yra vienas punktas, kuris sako, kad jeigu pagavus mokinį, kuris turi legalių, ta prasme, tų priemonių, tai yra asmenys, cigarečių, ir kas pirmą kartą ir nekvieti policijos. O tik antrą kartą, jį pagauni, tada kvieti policiją. Ir tai, jeigu legalius nekvieti, jeigu nelegal, jeigu antrą kartą pagauni mokykloje, svarstai ten jau mokyklos. Bet dar vienas, tai bet kaip nustatyti, ar ten legalus ar nelegalus, sakykime, mokytoja ten sulaikė kažkokį tenai rūkantį ir vėl kažką, cigaretė rūko. Ar ji yra legali ar nelegali, ar ji tenai kontrabandinė kokia? Ne, čia ne apie tai. Čia apie tai, kad neuždraustos yra cigaretės, neuždraustas alkoholis ir taip toliau. O tie nelegalai... Užsidėti bet kokių cigaretę. Tai va, ir čia tą nustatyti nelegalią yra pakankamai... Ar čia yra, kad nelegalai? Taip yra. Tvarkoj taip, kad yra nelegalus. Tai yra nelegalios priemonės, pagal mane yra narkotinės ir visokios kitokios. Čia atsidaro. Alkoholiai, tabako gaminiai. Bet čia prioritetas. Jeigu mes žiūrime apie tai, kad ar jaunuolis vartoja ar nevartoja, mokykloje vartojama, nevartojama, ar tikrai rūpi, ar tai yra kontrabandinė ar nekontrabandinė? Ne, mes kalbam apie legalus ir nelegalus. Tai nesvarstam, nei mes nuspręsim, nei ką. Yra punktas apie nelegalą. Važiuok, žinau. Legalus ir nelegalus. Va, nelegalą. Va. Bet tai cigaretė, jeigu bus susukta ir tenai bus žolytė įsukta, tai jau. Jau žolytės tai bus suktinukė. Bet jeigu kyla abejonė dėl medžiagos legalumo, nedelsdamas skubios pagalbos tarnybos numeriu 112 praneša apie galimą teisės pažeidimą. Atsiliepimą, ta prasme, iškeičiu čia pirmas, kad pabandėm tvarką, tai būtent yra konstata. Taip tarėmės, kad mums tai yra visiškai ne apie mus čia, nes jeigu, kuo skiriasi, jeigu pagaus policininkas vidury gatvės rūkantį, tai čia nėra tokio pirmo karto minus. O mokykloje atsiranda ta pirma, atrodo, to riba. Dabar nes man 16 metų mokykloje ir gatvėje. Gatvėje pareigūnas ir jis bus iš karto. Negalima neturėti, nerūkyti. Ir dabar gerai, pirmas kartas kaštonas ir pirmas kartas aušočia. Pirmas, kitas kartas ar antras jau kartas? Bet čia, aš čia labai libera. Tai gal jie pakeis, tai gal čia kita. Aš tai kaip aš išskaitau ir galvoju, čia dabar kas. Paskui pamačiau, kad legalu, nelegalu. Ir ten pirmas, antras, trečias kartas, Apie kokį legalumą galime? Vaikė, tai čia nerašo, kad nebūsti ar nereaguoti. Čia rašo apie tai, kad policijos kviesti. O tai kas kalbos be policijos? Turi kažkokių priemonių. Viskas turi mažiau darbo, aš apie tai, bet ar tai teisinga kito nepilnamečio atžvilgiu, kuris susidurs pirmą kartą su pareigūnu? Žinos, kad reikia mokykloje negali. Tai dabar taip ir daro. Bet mokykloje argi rūko pat kur? Dar ir kaip. Jėzau, Marija, aš kiek klausiu, kiek einu, nesusakėm. Čia mes kažkaip užfiksuosim su sudėtinga. Tai mes kalbam apie rūkimą, tu kalbi apie vaipinį. Tai tas pats. Marvė užuodžiama visur cigarečių, šitų ne. Bet ką žinai? Tai aplamai dabar cigaretės paprastas praktiškai labai mažai rūko. Nes arba išsiduoda, o čia ir blogai.
Ir tiek cigaretės, tiek alkoholį, kad ir parydavo tų gumų, iškart gali suprasti. O dabar kaip? Dabar cigaretės Dėmė, nuo dėmė. iki 18 negali, ne? Nes čia irgi įdomiai rašo randamos, tai jeigu iš vis mokinys pilnametis ir turi cigarečių, bet jis nerūko, bet pas jį randa. Ne, tai jis Negali jeigu jam turėt 19 mokykloje. negali. Tai gali, negalima. Bet čia parašyt randa. Ne, tai negaliu pakomentuoti, man kalba. Ne, čia yra daug įdomių dalykų ir ten paskui nebeaišku, man atsibodo skaityti, kaip ten baus, nebaus, kas ten turi. Tai ką, jie čia visi sureaguos. Nes mes automatiškai, aš nesakau, kad mes čia visus per bausdami visus pataisysim, ne, su visom bet kokiom priemonėm, kurias turimams. Bet tos ribas, tai mes plečiam vienu įstatymu draudžia mokykloje rūkyti, kitu įstatymu draudžiam vaikam rūkyti, ne? Ir draudžiam parduoti. Ir viskas vyksta mokykloje, kur matomi, čia ne pakampius kalbam. Ir mes praplečiam tolerancijos ribas tiek, kad vieną kartą sulaikytas, nieko ne... Bet koks būtų pliusas, pagavus mokykloje, iš karto kviesti policiją. Nereikia tos policijos kviesti, informaciją perduoti, kaip ir esant 100 kartų darė. Bet vėlgi, koks yra pliusas? Čia aš nesakau, kad mokykla visada mokykla gerai daro. Negalima ir viskas. Jums galima, tai aš galvoju, kad ir man. Kryžius. Tada Justina pažiūri, mes abi, o tai kodėl ne? Nes aš nesakau, kad mokyklos tvarkosi teisingai ir gerai, aš tą nesakau, bet man tai tasai, kur iš karto į bausmę eiti ir iš karto į... Aš ribas, ne į bausmę, bet į ribas. Nustatymą, kur yra dabar mes kūrėm patogias sąlygas naudojimui. Pas mamą namuose, tai jeigu mama bjauri, tai dar neduos. Mokykloje, jeigu direktorius piktesnis, irgi gal ant policijai pranešta, jeigu ne, tai ta prasme. Mokykloje rūkam, namuose rūkam ir mes kovojam su kuo? Apie ką? Su vienu. Mes neįveiksim. Ir taip vieną kartą tai nebaudžia. Pagal mane mokykla, pastatas turi būti saugos. Būtent, aš irgi, bent Mes nesutvarkysim, bet čia aš nesuprantu, kaip galima dar kalbį rūkom, kaip. Taigi tu mokytų, tiek, praeik, pažiūrėk, rėkau. Būtent apie toleranciją. Dėl to, kad daug mokytojų pasirenka, turi pakankamai visko daug, jos pasirenka. Labai gerai suprantate. Komisija tada... Tada reikia sargybą. Iki 16 faktų. Ir procedūrų. Jeigu aš žinau pagaunu kažką. Iš kitos pusės, jeigu būtų viena bendra, visi mokytojai, visi kur aš girdėjau, lygiai va apie šitą kalbėjau. Tikrai. Tikrai. Dėl to tada psichinės kiekvieną kartą nuėjus ir paklausius, tai praėjus. Bet aš manau, tą pirmą atvejį lygiai taip pat mokykla užfiksuos, nebus taip, kad tau... Taip bus užfiksavo, bet niekur jis kitur nuvėjęs vėl bus pirmas atvejis. Gerai, mokykloje niekur ją nepraneš, kad jis jau vieną kartą... Tai gal po metų nuliuosi. Ne, tai administracinis pažeidimas ir vienas. Po metų. Nėra taip jau, kai nubaudė visam gyvenimui. Yra galimybė, įstatymas numato galimybę taisyti. Man atrodo, dar ir mokykla savo kažkokių priemonių. Tai būtų iš mokyklų mėšymas. O tai būtų tikrai gera priemonė ir tikrai... Kur dėsis tada, jis turi mokytis. Būtų savaitė ir tada galbūt pradėtų. Dabar jokio poveikio. 2 metų nėra, išmetimo nėra, nieko nėra, darau, ką noriu, sirčiu toliau, vaipinu, nevaipinu. Ne taip seniai buvo tas priemonės, bet kadangi mokinių mažai. Vieną ranką, čia yra mano vaikais darbuotojai. Ranką duoda, čia paglaudžia. Skeldant, pereidavo į kitą mokyklėlį, ir dabar jau.
kad iš tikrųjų tai nebaudžiamumas yra, tai va čia mes ir kalbam apie nebaudžiamumą. Taip. Nu, kodėl? Tai jeigu paglosiu vaikelį. Atskiroje patalpoje kalbasi su mokiniu apie atvejo aplinkybės. Kalbėsim. Aš tai iš maniškas, aišku, pusę žiūriu, žinai, jeigu man ta situacija nutikta. Nu, nežinau. Jau tu pats šeimoje, kad tai vėliau vaiką gali auklėt, kalbėt, jau antrą kartą kai. Kas kaip vėl, kur tos akcentus sudedam? Didelė Nepasidarysiu, tai papasakosiu. Kodėl jie turi tai daryti? Todėl, kad auklėti jie nebeprivalo, žinoma, dabar jau vėl privalo. Tuo laiko dirbau daugybę metų, tai daug metų reikėjo man vaikus ir auklėti. Paskui atėjo laikotarpis, aš auklėjau ir toliau iš inercijos. Bet kai nebereikia auklėti ir netgi nesikišti, tu turi mokyti savo ir viskas, kokio čia. Tai va taip ir yra. Gaunas mokykloje atsakingo, kas yra atsakingas ar kažkas ant paskatos, kam eiti ir gaudyti tuos. Čia problema yra ne tas, kad nepagauna. Problema, kad nėra nieks taip neina ir negauna. Tai jis turi eiti. O kodėl, nu va taip, jisai palygi ir mokytojas būdėt, viskas tvarko, nieko nėra. Jis neturi būdėti. Kodėl jis turi būdėti? Kodėl jis, aš sakau, vat ką aš girdėkit, ką aš jums sakau, aš turiu išmokyti istorijos. Tai taškas. Koks man skirtumas, jis vočius, bandytas ar kas, keikės. Aš jį išmokiau šaunuolis. Tai va čia ir yra blogai. Dabar man jau vėl kaip ir grįžti. Taip, dabar jau grįžta, kad išauklėti žmogų, o ne istorijos ar matematikos ar dar kažko. Taip. Bet buvo toks laikotarpis, aš praėjau. Nors dabar gimnazija ir tai mano dalykas yra šventa karvė, jau daugiau visas kitas gali būti kas ten. Jūs dabar pusmečio galėsit mane apie gimnaziją paklausti, aš 2 turėjau, galėčiau labai kompetentingai pasidalinti patirtim. Labai įdomu. Mokytojai gimnazijoje geriau negu aš. Tai gal pasakykit dar, kas buvo viešoj, kaip ten tos kameras dėsim, nes nebuvau. Aš atgaliu tada. Dėsim, tai gali. Tai buvo pristatyta. O kaip mokyklą žiūri, tai Labai tikėsi, kad padėtų. Jau galiu pasakyti, kad sutartį sudarė ir nusimatė vasaros metu, man atrodo, ir čia 4 jau tos darbus pradėti. Tai va, pirksis tos dūmų detektorius, tualetuose statys ir psichologo paskaitos. Profesionalus, kuris jau yra buvęs mokykloje ir vaikam patinka. Kaip veiks tas visas procesas, kažkas turės telefoną. Telefoną tai žinutė, ten gal paskui kaip ir į 2 telefonus ar į 3 jau gal pranešimus gaus. Ir jie tada turės veikti. Nu taip ir taip. O tas pats detektorius kažkokį tualete garsą kažką. Nieko. Nu, ką nesuprastų. Jo, nes daug knas, žinai, kad ir žinosim, kiek greit pabėgti. Ar jie bus filmuoja? Jo, yra laičiai. Bet Nu, pasakė galima. Galima kilnuoti, bet jeigu jie ten bus vis tiek Pabandys, tada aš sužinau. Čia tikriausiai reikia tos patirties ir pažiūrėti, kaip ten veikia, kaip ta visa sistema, kaip ten seksis su to sureagavimu. Prevenciškai. Net apskritai, tai jinai jau darosi, jau yra, jinai pro gimnazijos lygio, reiškia tik maži vaikai, santykinai, tik 8 klasė, tai ten išvis siaubas, kai ten pradėt šnekėt, kad pradinukai ten eiti. Aš negirdėjau, ką sakė. Dar dėl tvarkos aprašo klausimo, ar kažką tada kaip komisija nutarė, na vis tiek tokio Švietimo skyrius kažką galvoja apie jį. Ar kur mes turim teikti tas pastabas galime? Nieko, čia yra komentacijos. Rekomendacija, kad mokyklos arba savivaldybė bendrai jį naudotų, bet kol jis nėra patvirtintas, Labiau mums kelia abejonių. tai dabar laukiam, kol bus patvirtintas ir tada bus pristatytas. Tai kaip projektą galim mes persiųsti mokyklom, bet čia neprašo tiesiog ar siųsti pastabas, pasiūlymus. Čia tiesiog kaip rekomenduoja naudoti
savivaldybės švietimo Ne, tai jeigu rekomenduoja, tai net jeigu jis ir bus patvirtintas, vis tiek tu jį gali pasikeisti pagal tai, kaip jis šiaip. Nes čia visada būna pavyzdiniai, kuriuos gali koreguoti. Taip, tai Tai čia kažkokia pozicija yra, sakykime, po tų pastabų, kai rinko. Ar mes čia rašėm, bet ne. Rašėm pastabas, jie tikriausiai susirinko. Dėl pozicijos, bet ne. Mes teikam, bet nebuvo pakeista, bet pažiūriu, kaip čia buvo, tai neatsižvelgia. nes ten, jeigu susumuoja daug būna Žiūri. o jeigu ten viena ta pastaba, tai niekas į tai nesureaguoja. Tai Arba jeigu mano, kad ta pastaba netitinka tam tikrų teisės aktų ar ten vėl kažko. Tai manau, kad dabar gal galim mes Man labai įdomu apie tuos sunaikinimus. kaip projektą persiųsti, o kai bus patvirtintas, tada jau per vadovų pastarimą, kad mokyklos vadovautųsi šito arba pagal poreikį savo pasitvirtinti. Tik tai dar kartą užakcentuoti, kad jie į naujas mokymo sutartis jau įsirašytų, kad asmens daiktus. Bet jeigu nėra, jinai patvirtinti. Bet kad daiktus, tai čia nebūtinai iš šito, kad daiktus tikrinti, tai čia Gali ir taip gali įsirašyti ir čia daug kur kitose savivaldybėse. Jau jie tikrina, jie Kiltų problemų, ten nevėl tas sutartį įrašyta ir ramybė tada. Šiandien darom tokią akciją, bet ten tik kažkaip apipynė gražiai, ten, ta prasme, padarė dar kažkokią prevencinę Bet tą daro prie visų vaikų. E, Nes aš Aš galvoju, nežinau. turit visokio higienos priemonių. Ne, taip, ne, ten turbūt viskas korekt vyko, tai dabar ir tikrai atradom, man atrodo, Ir atskirai. pavyzdžių kažkokių ten ir, Aišku, kad nu, Tik aš irgi pastebėjimą, kad gali užtrukti laike. Iš tikrųjų, kaip ir buvo kalbėta, kad galbūt ne artimiausių laikų bus patvirtintas. Nes iš pozicija iš departamento, narkotikų kontrolės departamento, irgi, kad pačios jau bandytų savivaldybės ir po to tiesiog teiktų, kaip sekasi, kas nesiseka, tokias kaip pilotuotųsi, bandytųsi šitą tvarkos aprašą. Tai vadinasi, vis tiek nori susirinkti tą informaciją, tokią grįžtamą ryšį iš savivaldybių, ar ne, ir tada, kad vėl jį patobulintų. Tiesiog čia toks niuansas yra, tai Čia gal reikia pasidaryti. gal gali saugiausiai mokyklos. Taip, aš šitą taip persiųsiu. Tada gali savo variantus ir arba liekti ir vis. Bet reikia man dar papildomą posėdžio ir jau tiesiog jam duoti ir jie tegul patys. Ar dar padiskutuoti su vadovais. Bet mes galimybės keisti tas rekomendacijas neturim lyderio toks. Tai tada tokia Bet apimtim, jos kokia jau, yra dabar. jos jau teisėtos. Ne, Ir jos. Rekomendacijos ir neteisėtų, bet gali pagal tą. susipažinti, kodėlgi ne. Pasibandyti jos. Bet jie nori, kad vis tiek susikurtų jau dabar tas tvarkas. taip, kad bandytumėm, mes susikurtumėm ir tada pateiktumėm, ar ne, kas veikia, ir kai jau bus jau tos. Tai gal tada reikia pavyzdinį sukurti mūsų kaip savivaldybės. Bet jeigu Pagal- keisti ir paskui reikia. Ne, tai nepatvirtinta taryboje nenešite, tačiau jį sukurti ir padaryti kažkokį. Jas va šitą. Ir bet kas tinka, netinka, ką žinau. Bet tai ar verta dar vieną teisės aktą dubliuoti? Jeigu bus patvirtintas, tai Tai vis tiek jį reikės prisidengti, ne? Ne, nebūtina, gali tiesiog, nėra, ir tame akte nėra, kad savivaldybės pasitvirtina savo. Taip nėra užfiksuota, tai reiškia, gali naudotis bendra tvarka ir mokyklos dar gali nesitvirtinti, o naudojasi, tiesiog pasirašo, kad naudojasi bendra tvarka. Jeigu jau kažkas jam netinka ar nori detalizuoti, kaip pagal šitą. Tai kur mums kėlė tų klausimų apie tuos. Kad nori kažką detalizuotis, tada tvirtinasi pagal tą, sakykime, pagal rekomendacijas tokias, tvirtinasi savo. Gerai, jeigu dabar bus jisai priimtas, toks koks yra. Bet mes norime, kad iš pirmo karto jau mes informuotume teisėsaugą. Mes galėsim tą įsirašyti ar ne? Mokykla gali pasisunkinti. Jeigu čia tikrai. Kitas punktas numato, kad nereikia, o aš noriu, kad reikia. Vadovauja sekančių tam punktų žemiau.
kaip Koks ten veikia. Tai negali, tai koks čia. Ne, šiame momente tai gali, nes nėra ir Jeigu priimės. Jeigu paskui jau tas, tai jisai tada, kaip jis neturi prieštarauti tam, tai jeigu jisai bus jau griežtesnis, tai Bet rekomendacija gaunasi, mes vykdom labiau negu įstatymą. Ne, tai jie nesuderina, tai tada jau jie laukia. Įstatymas numato vieno, rekomendacija prasilenkia su įstatymu. Tai čia mūsų gyvenimas, sakykime. Simona, tai viskas ar ne? viskas. Aš dar norėčiau labai trumpą vieną klausimą, kurį pasiūlė Vytanžienė ir savo galbūt tikslinga metų pabaigoje pasidaryti kokią savivaldybės mastų konferenciją, pasikviesti iš narkotikų kontrolės departamento, galbūt kažkokių atstovų, pasikviesti galbūt kažkokių, kurie kalba šią temą, priklausomybės aišku. Bet mum ją akcentuoti vat, į visuomenę. Tai va, čia būtų toks diskusijų klausimas galbūt. Ar būtų verta daryti, ar būtų tikslinga kažkam, būtent dar institucijų atstovam, kurie dirba jaunimo. Kokių mes kaip savivaldybė turim lėšų tam nusimatyti, ar čia tavo projektus įkalbėjau, ne? Mes Tai gal Kiek 10 000 buvo skirta dabar vat mokyklai ir papildomų lėšų neturim. Vis tiek konferencija, ko gero, reikėtų planuotis. Kontrolės departamentą, tai žinau, kad atvažiuoja nemokamai. Jau. jeigu koks lėktorius, tai jisai mokamas, nebent narkotikų departamentas atsivestų dar savo kažkokį pranešėją, lėktorių kažkokią tai temą, tai kuris savo atsivestų ir vat štai pašnekį. Tai galėtų būti ir specialistų, ir sakykime, jeigu kultūros centre ir dar tiesiog paviešinti, kad kažkas ateitų ir nuo gal kažkas į filmą dar šalia galėtų. Nuo gatvės gal ateitų ir pakviesti iš mokyklų, iš kitų, sakykime, tenai dienos centrų atstovus, kad iš mokyklų, iš vaiko gerovės komisijų, iš savivaldybės ir vaiko gerovės komisijų, ir narkotikų komisijos atstovus. Ir tada, sakykime, gal truputį ir tam centre pradingtų tą, sakykime, koks, sakykime, 100 susirenkam, daleiskim. Būtų labai, bet tą 100 surinkti kažkur kitur, ar tada pilies, ar arsenale, tada, būtų vietos dar gal ir diskusija. Gal tada arsenale ir būtų, geriau negu. Tai arsenale, čia mažiausias rūpės. Pirmiausia, reiks sugalvoti, kas bus tie dalyviai, kiek jų gali būti. Ir iš vis, ta prasme. Ir apskritai reikia. Gal kitiem metam, nes aš žinau, va šiemet, atsiprašau, narkotikų kontrolės departamentas ir taip daro tokias konferencijas ir jie šiemet susiplanavę visoje Lietuvoje, bet sakė, gal kartais jungs kelias savivaldybės ir jie tą daro. Tik tiek, jų užimtumas didelis, nebent jeigu taip iš anksti planuojantis, pavyzdžiui, kitiem metam, galim užsiprašyti, kad, pavyzdžiui, ar tą mėnesį galėtumėt lektorius atsiųsti kažkurios paskaityti. Lapkričiai ar kaip jau, Jo, čia tartis ir gal ko gero patiem biudžete gal nusimatyti dar, kaip... Jau kitus kalendorius. Nes mano konferencija vis tiek, kad ir minimaliai, bet reikės tų lėšų, ar kavos pertraukėlį. Taigi, pritarėme. Tai ačiū visiems. Ačiū labai įvairios renginys Litexpo atsakinga tėvystė. Dalis konferencijos irgi buvo kalbėta iš universiteto